Ar esate girdėję apie dantų gydymo metodą, padedantį išvengti kanalų gydymo ir išsaugoti danties gyvybingumą? Tarp žmonių tikrai plačiai žinoma, kad gedimui pasiekus giliausią danties vietą, pulpą arba paprastai sakant nervą, teks jį pašalinti ir pradėti kanalų gydymą. Tačiau norėčiau atkreipti esamų ir būsimų pacientų dėmesį, ypač jauno amžiaus bei vaikų tėvų, apie egzistuojantį mažai invazyvų gydymo metodą, kuris padeda išlaikyti dantį gyvą, net esant itin giliems karioziniams pažeidimams, gilioms ertmėms, taip pat įvykus dantų traumai. Vertėtų pasidomėti, ar jūsų klinikoje, esant tokiai situacijai, būtų galimybė taikyti tiesioginį pulpos padengimą ir išvengti kanalų gydymo. Dabar šiek tiek apie procedūrą. Visuomet atvykus pacientui yra surenkama anamnezė, yra pasiteiraujama, ar žmogus turi nusiskundimų, ar yra varginės skausmai ir kiti pojūčiai. Jeigu žmogus nurodo, kad dantis yra jautrus į šaltą, į saldų, maistą arba gėrimus, to danties nėra skaudėję naktį, jei nėra jautrumo į prisilietimą ar stipriai sukandus, ir klinikoje atlikus šalčio testą nėra išprovokuojamas ūmus skausmas, tuomet galime tikėtis, kad net ir esant itin giliam pažeidimui, kurio metu atsiveria pulpa, galėsime taikyti tiesioginio padengimo metodą ir taip išvengti kanalų gydymo. Tačiau jei pajuntate simptomus, tokius kaip savaiminis, stiprus, pulsuojantis, ilgai užtrunkantis skausmas, skausmas plinta į ausį, į kaklą, į galvą, į kitą žandikaulį. Jei sunku nustatyti skausmo lokalizaciją, jei vaistai nuo skausmo padeda trumpam arba ne visai pašalintą skausmą, o klinikoje atlikus šalčio testą išprovokuojamas ūmus skausmas, o pašalinus dirgiklį jis išlieka, tuomet dėja, bet tai yra ženklas, kad yra pažeisti gilesni danties audiniai, įvykę negrįžtami pokyčiai, nekrozė ir tokiu atveju išlieka tik kanalų gydymo variantas. Pati procedūra visiškai nesiskiria nuo eilinio karieso, eilinio gedimo gydymo. Dantis yra nuskausminamas, izoliuojamas. Svarbu izoliuoti su specialia guminė medžiaga, koferdamu, kad maksimaliai išvengtumėm bakterijų patekimo į darbinį lauką. Esant situacijai, kuomet valant gilų kariesą atsiveria pulpa, tą zoną mes dezinfekuojame, stabdome kraujavimą, o sustojus kraujavimui galime padengti biokeraminę medžiagą ir tą vietą būtinai izoliuojame. Po atliktos procedūros pacientas būtinai informuojamas apie galimą simptomatiką. Po to paskiriami planiniai vizitai danties gyvybingumo stebėjimui po procedūros. Svarbu suprasti, kad gyvybingos pulpos terapija nėra 100% gydymas. Visuomet yra tikimybė, kad yra pažeisti gilesni danties audiniai, nei mes galime matyti ar kliniškai nustatyti. Visgi šio metodo sėkmės procentas yra toks pats kaip ir šaknų kanalų gydymo, bet šio metodo metu mes laimime laiko ir atitoliname tokias invazyvias procedūras kaip dantų šaknų kanalų gydymas. Įvykus nesėkmingai pulpos terapijai tiesiog atliekamas dantų šaknų kanalų gydymas.